Нужно, подожди. Сиди. А иди, аж Лёша красиво. Так. Иди сюда, иди ко мне с этой стороны, мама. Naujakrizė Ukrainoje, riaušės gatvėse ir audras parlamente sukėlė įstatymas, išplečiantis šalyje rusų kalbos vartojimą. Plačiau Eglė Rašauskaitė. Riaušės ir susirėmimai prie parlamento Kijeve kilo Ukrainos radai įstatymų išplėtus rusų kalbos vartojimą. Protestuotojai policijos pareigūnus atakavo ašarinėmis dujomis. Еще одно? Rusų kalbos įteisinimas sukėlė politinę krizę. Protestuodamas iš posto traukėsi rados pirmininkas ir jo pavaduotojas. Parlamentas nusprendė nuo šiol pirmininką rinkti atvirai. Iki šiol renkamas slaptai balsavimais, surenkant 2/3 balsų. Prezidentas Viktoras Janukovyčius, kurio iniciatyva priimtas rusų kalbos įstatymas, prabilo apie galimus pirmalaikius rinkimus. Jis pažadėjo įstatymą pasirašyti tik po to, kai jį išnagrinės ekspertai. Маленькая кукла. Бери маленькую куклу. Бери вот эту маленькую. Вот эту, бери маленькую. Вот эту. Бери, тяни. Opozicija paragino protestuotojus savo akciją padaryti neterminuotą ir ragino stebėti visų ukrainiečių mobilizaciją. Eglė Račkauskaitė, Lankažinius. Šveicarijoje mokslininkai skelbia suradę vadinamąją dieviškąją dalelę Higgso bozoną. Fizikai skelbia, kad ši diena atitinka mokslui, nes tai gali paaiškinti visatos atsiradimą. Посади ее. Europos dalelių fizikos laboratorijos CERN mokslininkai per viešą seminarą Ženevoje paskelbė, kad yra beveik 100% tikri, jog surasta dalelė Higgso bozonas arba dieviškoji dalelė. Trumpai tariant, mes tai pamatėme, tai apskaičiavome ir padarėme išvadą, kad atradome naują bozoną, kurio masė 125,3 gigaelektronvoltų. Ši elementarioji subatominė dalelė paaiškina, kodėl kitos dalelės turi masę. Naujasis atradimas užpildo standartinio fizikos modelio spragas. Pagal jį laikoma, kad Higgso bozonai suteikia medžiagų masę. Teigiama, kad su mase susijęs energijos laukas, vadinamas Higgso laiku, kosmosą. Keliaudamos po šį lauką, dalelės su juo sąveikauja ir gauna masę. Higgso bozonas iki šiol buvo paskutinė neapčiuopta detalė, aiškinanti fundamentaliųjų dalelių sąveikas. Higgso bozonas turėjo ypatingą reikšmę formuojantis visatai, be jo nebūtų susidariusios žvaigždės, planetos ir kitos struktūros, todėl jis pramintas dieviškąja dalele. Standartinė modelio struktūra reikalauja Higgso lauko egzistavimo, taip pat ir Higgso bozono egzistavimo. Taigi, jeigu mes randame Higgso bozoną, tada įsitikiname, kad visa teorinė struktūra yra teisinga. Pirmą kartą apie šios mistiškos dalelės egzistavimą